Sveiki, gerbėmieji ir negerbėmieji. Šiandien netyčia užėjau savo šitą video. Nu ir įdomu, apie ką niekas nenori kalbėti, ką papasakos mūsų tiesos skleidėjas šitas nuostabusis. Pasiklausykim. Sveiki, mėlėjai. Sveiks. Už mano nugaros matot aparačiuką, kurį radau pajūrį. Yra mikroschema toj dėžutėj. Ir kaip supratau, šitas daiktas yra brangus Vilniaus universitetui. Turi atvykti vienas iš profesorių iš Vilniaus universiteto, aš jį turiu atiduoti. Šaunuolis. Susiskambinom, kaip sakant, ir grąžinsiu. Gerai. Ir kol laukiu, galvoju, padarysiu trumpą vaizdo įrašą. Gerai, prie temos daugiau greičiau. Tema, kuria susikalbėti žmonėm eina sunkiai. Man ypač eina sunkiai susikalbėti su tais, kurie žiūri televizorių. Yra tie tradiciniai durnadėžių žiūrovai. Tai pala. Tau sunku susikalbėti su savo žiūrovu, savo palaikytoju. Nu, kaip čia dabar taip? Aš maniau, kad jie tave turi palaikyti, kaip tik tau būtų lengva susikalbėti su jais. Įdomi, gal čia ir apie tai nieks nenori kalbėti, pasiklausom toliau, ką pasakys. Yra Ukrainos karas. Ypač su tais, kurie dar tiki, kad Ukraina laimės karą. Čia apie Ukrainą ir apie Ukrainos karą pakalbės, ir apie tuos, kurie tiki, kur dar gali Ukraina laimėti. Kaip sakant, apie tą tikėjimą biškai, tikėjimas yra prastas dalykas. Geriau netikėti, geriau yra žinoti. Bet šiuo atveju mes negalim to žinoti, kaip ten bus, kaip ten pasisuks visi tie įvykiai ir taip toliau, čia nuo daug ko priklauso. Bet aš esu Ukrainos palaikytojas, aš pasirinkau savo pusę, aš esu už Ukrainą, aš už tą, kuri yra užpulta. Ne ta, kuri puola, tai yra Rusija puola Ukrainą, aš esu už Ukrainą, nes ji ginasi. Ir netgi sugeba šiek tiek kontraatakuoti, užimdama šiokią tokią dalelę Rusijos. Apie Kurską, ten taip simboliška labiau. Bet pažiūrėkim dar, ką ten mūsų tiesos žinovas pasakys. Kitaip sakant, slava Ukrainai, gerojams slava ir taip toliau tų šūkių šūkautojams. Tai čia grinai apie mane. Pažiūrim. Šitas vaizdo įrašas ir noriu trumpai paaiškinti, nes kada gyvai kalbi, jie nenori girdėti. Esmė yra ta, kad jie nenori girdėti, jie galvoja, kad jie viską supranta. Matai, jeigu aš nenorėčiau girdėti, aš net nežiūrėčiau dabar šito video šito nežiūrėčiau, bet aš noriu girdėti, ką šitas tiesos žinovas pasakys čia apie tokius kaip mane. Pažiūrim. Jie apie šitą dalyką, kai kalba, jie pradeda kalbėti nuo antros pusės, nuo antro galo. Sako, tai ką tu nori pasakyti, rusai neįsiveržė. Žinoma, kad įsiveržė. Be abejo, kad rusai įsiveržė Ukrainą, taip kaip ir dabar ukrainiečiai įsiveržė į Kursko sritį. Vienareikšmiškai. Esmė yra ta, kad jie nori apie antrą, tarkim, jeigu imkim kaip pavyzdį antrą pasaulinį karą, jie nori kalbėti apie antrą pasaulinį, kad aš, tarkim, kalbėčiau apie antrą pasaulinį karą ir sakyčiau, Hitleris užpuolė dėl to, kad rusai įsiveržė į Berlyną. Į Berlyną... Ne, tu visai nuėjai nuo temos, kažkokia nesąmonė jau čia. Čia ne apie Berlyną, ne apie Rusiją, čia visai kita tema. Kalbam apie Ukrainą ir Rusiją. Dabar kas vyksta? Įsiveržė rusai. Faktas, kad įsiveržė, taigi visi žino, kad Berlyne buvo iškelta raudonoji vėliava, ne? Ir jeigu nuo šito momento kalbėti, tai neįmanoma susikalbėti, teisingai. Teisingai, nes tu painioji jau čia įvykius, ir istorijas painioji, visai ne taip ten yra viskas. Visai kita istorija, čia nereikiama painioti šitų dalykų. Kaip jie tokie kaip Vaidas, jie taip ir veikia. Jie nori supainioti įvykius, kad susukt savo tam žiūrovui tų dėžučių smegenėlės ir kad tas žiūrovas visai pasimestų. Jau tikrai buvo, rusai įžengė į Berlyną ir iškėlė tą raudoną liniją. Tai čia reiškia kažkas, jau čia ir su Ukraina taip pat yra. Taip pat yra. Visiškai skirtinga situacija. Pažiūrėkim, ką toliau pasakys šitas. Taip pat ir daugelis, kurie kalba apie Ukrainą, jie kalba nuo to momento, kada įsiveržė. Bet sakau, mes pradėkim kalbėti nuo 2014 metų. Pradėkim. Tai čia tik 14 metai, kai Viktoras Janukovičius buvo atstatydintas iš prezidento. Pradėkim.
prorusiškasis Viktoras Janukovičius, kuris nepatiko ukrainiečiams. Nu, pradėkime nuo to. Kas suorganizavo perversmą Ukrainoje ir būtent nuo tada ir prasidėjo. Šiaip tai prasidėjo žymiai anksčiau. Aha, nu tai labai įdomu, kas pradėjo, nu. Bet akivaizdus jau vaizdai, perversmas, smurtas, deginimai ir taip toliau prasidėjo 14 metais. Taip, čia vat Vaidas jau neklysta. Visas tas sukėlimas prasidėjo 2014 metais, kai Ukraina suprato, kad Janukovičius eina prie Ruso. Prorusiškas prezidentas, nu, nepatiko Ukrainai tai. Ir į pačią prasidėjo tas Maidanas vadinamasis. Į Kijevą susirinko nuo 200 000 iki 500 000 žmonių. Įsivaizduojat, koks skaičius? Ir visi pasisakė už europietišką pusę. Nieks nenorėjo eiti prie Ruso. Nieks. O vat Janukovičius nenorėjo eiti į Europą, vat Janukovičius. Ir dėl to proeuropietiškos jėgos Ukrainoje atstatydino šitą prorusišką prezidentą. Ir va, išėjo į gatves žmonės, išėjo palaikyti proeuropietišką kryptį, palaikyti išėjo žmonės, ne prorusišką, nes jie norėjo į Europą, ne į Rusiją. Ir nuo ko prasidėjo, kaip aš sakau visiems, nuo ko? Nuo Euromaidano. Tai skambus pavadinimas Euromaidanas. Būtent nuo Euromaidano, kada vakarai sugalvojo nuversti Viktorą Janukovičių nepalankų vakarams prezidentą, kuris taip, pripažinkim, buvo prorusiškas. Nu va, tai to ir pakanka pasakyta, jau viskas pasakyta jau apie tai. Ukrainos žmonėms nepatiko prorusiškas prezidentas. Jie norėjo į Europą, ne į Rusiją. Ir va taip dėl to prasidėjo Euromaidanas, buvo nuverstas Janukovičius, prorusiškasis prezidentas, nu ir ką tu nori pasakyti? Nu, čia viskas normalu, taip pat kaip ir Lietuva, kad norėjo išsilaisvinti nuo Ruso. Ir buvo, kai žmonės padarė, laisvės kelią, gal žinai tokį, Jis buvo, nėjo su juo susitvarkyti, nėjo jo valdyti, jam nurodinėti sakinė. Ir viskas. Ir nusprendė vakarai tiesiog nuversti. Ir suorganizavo Euromaidaną, kuriame buvo... Tai čia vakarai sugalvojo, matai, nuversti. Ne Ukrainos žmonės tai sugalvojo nuversti, vakarai čia sugalvojo. Ne vakarai čia sugalvojo. O patys ukrainiečiai, taip pat kaip ir lietuviai, nuvertė tą rusiškąją visą šlamšto, tą atsisakėme su Ruso, kaip sakant. Nu, pažiūrim, ką toliau pasakys. Deginami gyvi žmonės, buvo žudomi žmonės, ypač... Nu, taip, buvo aukų, nes visur yra prorusiškų jėgų. Aišku, prorusiškoms jėgoms nepatiko, kad taip nutiko. Oi, nepatiko. Kad jau nuvertė jų Janukovičių statytinį Rusijos. Oi, nepatiko. Tai buvo tokių jėgų, kurios priešinosi. Ir buvo tokių veiksmų, aišku, žūčių buvo, kaip bebus taip. Bet žingsnis buvo padarytas. Ir ne kažkokių tai vakarų, o pačių ukrainiečių. Berkut tie pareigūnai. Ir šitame Maidane atvyko paraginti tas riaušės, tas provokacijas, kad įsižiebtų plačiau. Visi jau turbūt esat matę, nesat gal kai kurie matę, susiraskit, užėkit, būkime vieningi. Kada į Euromaidaną atvyko palaikyti Graužinienė, tuometinė darbo partijos atstovė, tuomet liktai Seimo pirmininkė buvo, kiek pamenu, Vytautas Landsbergis. Ir ką jie šaukia ant scenos? Sazdaitė Maidan po всей Ukrainą, sukelkite Maidaną visoje Ukrainoje, tai reiškia riaušės, kelkite Maidaną. Taip, bet jie ten neliepė to daryti, o palaikė. Palaikė šitą Maidaną, nes puikiai žinojo, kaip yra prie Ruso, kaip reikia išsilaisvinti nuo Ruso. Ir palaikė laisvą žmonių apsisprendimą eiti į Europą, o ne į ten atgal į tą šiukšlyną Rusiją. Va taip jie palaikė. Tai reiškia, tuo metu šitas išsireiškimas reiškia tiesiog riaušės. Sukilimą, nepastenkinimą ir taip toliau. Bet taip... Vat gerai, kad pasitaisei. Ne riaušės yra Maidanas, o sukilimas. Sukilimas prieš valdžią, kuri nepatinka. Janukovičiaus valdžia
žmonėms nepatiko ir sukilo. Riaušės. Sukelkite Maidanus visoje Ukrainoje. Ir tada prasidėjo deginimai žmonių ir taip toliau, ir taip toliau. Bet aišku, jiem nepavyko visoje Ukrainoje vieningai sukelti šitų Maidanų. Nu tai žinoma, gal visoje Ukrainoje ir nepavyko, nes ten, kur arčiau Rusijos tie kraštai, nu jiems ten ir nerūpėjo per daug. Nu bet didžioji dalis tai vat sukilo. Perversmo, su šito perversmu nesutiko dalis žmonių. Tai yra Luganskas, Doneckas, ten Zaporožės, tie regionai, nu jie nesutiko. Zaporožės ten Nu mažiau. taip. Ir Lietuvoje buvo tokių žmonių, kurie nepalaikė šito atsiskyrimo nuo Rusijos. Nepalaikė, oi ne, mes norim būti su Rusija. Tai buvo, žinoma, visada tokių žmonių bus ir buvo ir bus. Nu, bet tai nereiškia, kad jie yra didžioji dalis. O didžioji dalis norėjo eiti į Europą. Ir viskas to pasakyta. Bet Luganskas ir Doneckas konkrečiai pasakė, mes su tokia politika nesutinkam. Tai yra antikonstituciška. Nu viskas, nu kaip taip galima paimti, ateiti, susirenka į aikštę ten nei 2% Ukrainos žmonių, nesusirinko ir nusprendė. Toje aikštėje tiek ir netilptų. Už 98 likusius procentų žmonių kaip turi būti. Nu negalima tai. Ir jie nesutiko. Ir nuo to momento reikia kalbėti apie tai, kaip įsiveržė Rusija į Ukrainą. Nu, tai pakalbėkim dabar. Tai pakalbėkime apie tą momentą, kaip įsiveržė Rusija į Ukrainą. Man labai bus įdomu išgirsti būtent Vaido Lekstučio pateisinimą. Kaip Rusija galėjo įsiveržti į šalį, kurie jai nepriklauso, pereiti jos sienas ir užimti, pradėti vaidokliauti su savo žaliaisiais žmogeliukais. Netgi be savo skiriamųjų ženklų įvesti tokius žmogeliukus. Žalieji žmogeliukai vadinamieji. Įėjo tada. Nu ir kaip tai gali būti pateisinima? Tu, Vaidai, dabar pasakyk, nu aš jau laukiu tavo atsakymo, nuspaudžiam, žiūrim. Suprantat, tai yra labai skaudi tema. Nu. Ir žmonės, jie tiesiog nežino, nes televizijos jiem to nerodo. Kaip tai nerodė? Rodė. Labai aktuali, konkreti, su faktais, visi faktai yra. Viską galima rasti Wikipedijose, žiniasklaidoje, tik reikia sudėlioti tą chronologiją. Nu. Būtent žmonės visiškai nedėlioja chronologijas, jie žiūri nuo to momento, kada Rusija įsiveržė. Ir viskas, Rusai įsiveržė į Ukrainą ir Rusai yra blogis. Nu tavo žiūrovai gal taip ir žiūri, bet protingesni žiūrovai taip nežiūri. Jie žino viską apie visas tos įvykius. Apie oranžinę revoliuciją žino, kas vyko dar 2004 metais. Protestai įvykę, kilę. Na. O sukėlė opozicijos lyderis Viktoras Juščenka. Nu, čia ne koks tai kitas. Ne kokie tai Europos ten ar vakarų ten statytiniai. Ukrainietis Viktoras Juščenka sukėlė tą oranžinę revoliuciją irgi jau. Nu. Tai apie ką kalbame čia po bėsais dabar? Nu, tai kas čia nežino dabar tų faktų? Aš vis dar laukiu Lekstučiaus pateisinimų, kaip tai Rusija galėjo įsiveržti į suverenios Ukrainos sienas pažeist. Nu, kaip tie žalieji žmogeliukai, kokią teisę turėjo. Nu, dabar irgi čia į Lietuvą irgi galėtų įsibrauti, jeigu ten Lietuvos pakraščiai norėtų atsisakyti laisvę. Sakytų, mes nenorim būti laisvi, mes nenorim būti Europos Sąjungoje, ateikit Rusai, mums padėkit. Ir tai čia reiškia, Rusai galėtų peržengti Lietuvos sieną ir okupuoti tas teritorijas? Apie ką čia kalbė? Galima ir taip traktuoti. Galima taip traktuoti ir nuo tada tik matyti. Tai aš kaip suprantu, nebus. Matyti nuo pat pradžių. Nu pat pradžių, nu kaip? Aš nedraudžiu, jūs galvokit kaip nori. Nu ačiū. Bet kada aš pradedu kalbėti su tais Slava Ukrainai, jiems stogai važiuoja. Nu kaip tai stogai važiuoja? Taigi aš tavęs klausiu. Kaip gali į Ukrainą įsiveržti Rusijos kariai? Net neženklinti Rusijos kariai. Rusija nenorėjo pripažinti, kad čia jos kariai. Bet jie įsiveržė ir pradėjo daryti tenai savo tvarką. Užiminėti. Lėktuvus netgi numušinėti. Na, tai kaip tu pateisini šituos dalykus? Dabar tu man paaiškink. Tu užsiminei apie tai, bet to daugiau neišvystai. O aš turiu klausimą. Kaip taip gali būti, kad į Ukrainą įsiveržė ruskis?
Ukrainai ruskitai neįsiveržė. Dabar atmeskim, kas vyksta dabar čia. Bet o tada tai nieks neklibino Rusijos. Rusija įžengė į Ukrainą. Nu, tai ką pasakysi apie tai? Ar vis dar tylėsi? Kodėl važiuoja? Todėl, kad jie nežino. Todėl, kad jie nesidomi. Jiem yra fragmentai. Tik sudėti fragmentai, šablonai, fragmentai ir viskas. O tai gal tu tuos fragmentus ir šablonus dėlioji? Nes va dabar, kai pradėjai pasakot ir neužbaigiai, va tas, kas tau nepatinka, to ir nepasakei, nepratesiai minties apie tai, kas buvo oranžinė revoliucija, kas iš tikrųjų buvo lyderis. Na, tai kodėl nepasakei? Prieštarauja tavo pačiam žodžiui, aha. Dabar po šito vaizdo įrašų bus pilna, tu prorusiškas, tu ten... Aš nepalaikau Rusijos. Dar kartą sakau, aš nepalaikau Rusijos. Tai kodėl nepalaikai Ukrainos klausimas? Juk ta pati broliška šalis, tie patys slavai. Na, kaip čia dabar taip? Nors iš tikrųjų tai gal ir ne. Bet kodėl tu, už Rusiją esi? Kodėl tu palaikai Rusiją, o ne Ukrainą? Gali sakyt, kad nepalaikai nei tų, nepalaikai karų, nei kažkada, bet vis tiek. Pusę pasirinkt turi, jeigu esi protingas, logiškai mąstantis žmogus. O jei nepasirenki pusės, esi tik debilas. Palaikau iš vis šito karo. Tai yra idiotiškas karas, kada slavas slavą žudo. Slavai žudo vieni kitus. Tai yra broliška tauta, sukiršinta, supjūdyta. Aha. Jie žudo viens kitą. Supjūdyta Rusijos. Nes Rusija įžengė į Ukrainą. Ne kas kitas. Na, ir va tokie kaip to nesupranta to. O gal ir supranta, bet savo bukapročiams moka tai įteikti, be jokios kitos priešistorės. Nors pakalba apie priešistorę, bet neužsimena apie faktus, kurie vyko. Kas dėl to buvo, kas buvo atsakingas už tai, nepasako. Tik tai nuverčia viską į vakarus. Į vakarus, čia vakarai matai. Ne vakarai. Patys Ukrainos žmonės norėjo eiti tuos vakarus, kaip ir mes lietuviai. Norime eiti į vakarus, mes ir esam vakaruose. Mes gyvename vakaruose, labai gerai gyvename. Naikinasi. Tūkstančiai. Vien Kursko srity Ukraina neteko virš 26 000 karių. Ukrainiečių. Taip pat žinoma ir rusų. Tiek pat, manau, ne ką mažiau. Aš nepalaikau šito karo, aš nepalaikau nei rusų, nei ukrainiečių. Nu, tai negalima taip. Kaip tu gali nepalaikyti? Ar tu toks esi menkaprotis, kad nesupranti, kas buvo užpulta, o kas buvo užpuolikas? Tai jeigu pagal tavo logiką dabar užpuola tavo žmona kažkas, tu nepalaikai nei savo žmonos, nei užpuoliko. Nu čia taip viskas vyksta, kaip turi vykti, žinai. Va čia užpuolė, sudaužė mano žmoną, nu ir viskas. Nu ir gerai, čia taip turėjo būti. Čia matai jų pasirinkimas. Čia ne mano pasirinkimas. Aš nepalaikau smurto. Tegul muša ta mano žmona, čia, kaip sakant, aš prieš smurtą, bet nepalaikysiu savo žmonos ir nepalaikysiu užpuoliko. Aš esu prieš smurtą. Va, koks aš esu fainuolis. Nu, bet iš tikrųjų, ar tu esi fainuolis, ar tu esi debilas? Esi debilas. Aš to pačiu palaikau ir rusus, ir ukrainiečius, ir nepalaikau nei rusų, nei ukrainiečių. Nepalaikau karą. Tai tu palaikai, kad tas užpuolikas daužo tavo žmoną, palaikai ir savo žmoną. Tu pačiu palaikai, kad ir gauna į kailį nuo to užpuoliko. Ir vėl šaunuolis, koks matai, mūsų Vaidas yra tikras šaunuolis. Abi tautas, kad jie turėtų susitaikyti ir taikiai gyventi. Tai yra globalistų. O po to, kai jau užpuolė tavo žmoną tas užpuolikas, tai dar tavo žmona turi ir atleisti tam užpuolikui, pasakyti, oi, gerai, aš tau atleidžiu, užpuolikas sako, atsiprašau, kad aš čia tave sulaužiau, biškiai sudaužiau, nu nieko, užgis tos mėlynės, žinai, užgis tie kaulai, šonkauliai sulaužti, nu bet aš atsiprašau, o tavo žmona sako, aha, atleidžiu, ir aš ir Vaidukui sakysiu, kad Vaidukas tau nieko nedarytų, kad atleistų, nu, va taip Vaidas supranta Rusijos ir Ukrainos karą, matai. Tai, blėt, debilas. Sorry, už keiksmažodį, bet jau kitaip negaliu. Tai yra globalistų žaidimas ir šitam žaidimui mūsų politikai kuo puikiausiai tarnauja. Tai va, klausimas. Rinkimai? Taigi rinkimai. Po rinkimų. O kas po rinkimų? Keisis geopolitika. Pakeis. Gal atsiras, kurie pradės kalbėti taip, kaip aš kalbu? Tiesa? Tiesa, jis kalba tiesą, matai. Nežino, kas užpuolikas, kas yra ginantysis ir jis, matai, žino tiesą, kalba tiesą. Juokingesnių nebėr variantų, jau nebėr juokingesnių. Be žodžių jau.
Nėra. Nei vieno nebuvo, kuris bandė kandidatuoti, nei vieno nėra ir nei vieno greičiausio laiko nebus. O kaip tavo tas išlaikytinis, kurį tu ten džipą apsiklėjavęs palaikinėjai, Eduardas Vaitkus. Nu, kaip tas dabar, nu, prorusiškas asmenybė. Nu. Tai, matai, ir Vaidas palaikė taip aukštino, reklamavo, ir po to sudužo visos viltys, kaip gavo į pašonę nuo paties Vaitkaus. Ir dar lėkštučių išvadino Vaitkus jį. Ojei, Vaidai, kaip tu neturi sarmatos ir kaip tu neturi supratimo. Visiškai neturi supratimo. Į vieną pelkę įkritęs, į antrą pelkę krenti. Nu, aišku, aš suprantu tavo požiūrius dėl bukų žiūrovų. Bukas žiūrovas tave palaikys, nes tavo žodis bukam žiūrovui atrodo šventas. Tikrai gerai išmano jis čia geopolitiką, gerai išmano jis čia gerai šneka. O iš tikrųjų tai tokius šūdus varai į ekraną. Tokius skiedalus pezi tiems tuščiagalviams, savo žiūrovams, plokščiatikiams visokiems. Ir vėl užgeso telefonas, nu ką čia, biškiai per daug pakalbėjau. Vienu žodžiu, Vaidas pila šūdą savo plokščiatikiam žiūrovėliams į galvą su tie kraipo galvelės ir sako, oi, koks geras Vaidukas, kaip gerai jis mums čia viską pasako. O iš tikrųjų tai šūdas plaka. Nu tai va, tai toks šiandieną video apie mūsų tiesos skleidėją, kabutėse, jau čia didžiausiuose kabutėse. Nu tai va, ačiū, kas pabuvote mano šitam išsiliejimo video, tikrai čia mano nuomonė, išsakiau viską, ačiū, kas pasiklausėt, kas kažkas supratau, kažkas vėl per 2 ląsteles perėjo žodis į žodį, ausis iš ausies išlindo kaip siūlas ir pro kitą galą ištredėjo. Nu tai ačiū ir iki.